Sveiki vaikai. Šiandien su jumis atliksime garso bangų eksperimentus. Garso bangų eksperimentams mums reikės baliono, žirklių, kokios nors dėžutės, arba indelio, arba stiklinės, aš tai tokias dėžutės. Ir birių produktų, pavyzdžiui, manų kruopas galite pasiimti, čia sėklas puikiai tinka, aguonas, galite net ryžių paimti, nes jie lengvučiai. Svarbiausia, kad tie birūs produktai būtų nesunkus, lengvučiai. Taigi, aš padariau štai tokias manų kruopas, nudažiau jas su kreidelėmis, tiesiog įtarkuoju spalvotų kreidelių, sumaišau ir išeina toks spalvotas smėliukas. Taigi, balioną, paprastą balioną nukerpam žirklėmis. Štai šitaip, žiūrėkit. Aš jau nukirpau siaurą dalį, paliekam tik platesnę dalį balioną. Ištempiam šiek tiek balioną ir uždedam ant jūsų indelio. Tai gali būti platesnė stiklinė arba, nežinau, koks nors indelis, dėžutė. Taigi, štai taip išeina tokia konstrukcija. Pabandom su nagiuku šiek tiek pagroti. Girdime, kad garsas panašus kaip būgno, ar ne? To mums ir reikia. Mums reikia, kad balionas būtų įtemptas ir jis išeitų toks mini būgnelis. Dabar aš užberiu šiek tiek manų kruopą ant viršaus. Žiūrėkit, štai mano manų kruopas. O dabar užduotis jums. Jūs turite pasakyti štai taip prie baliono labai tyliai, kažką pasakyti garsiau ir parėkti. Ir klausimas jums, kas atsitinka su manų kruopomis? Arba, nežinau, bet kuriuo kitų produktų, kurį čia užbėrite. Kas su juo atsitinka? Kai jūs kalbate tyliai, kai jūs kalbate normaliai, arba rėkiate į įvairiausius garselius, balsius geriausia. Taip. Papildomos priemonės. Jeigu jūs turite namie belaidžių kolonėlių, kurios tilptų į jūsų indelį arba dėžutę, tuomet galite padaryti dar papildomą eksperimentą. Aš tai įdėjau, matote, belaidę kolonėlę į vidų, taip pat uždėjau balioną ant viršaus, parsisiunčiau į planšetę programėlę, kurios pavadinimas yra jūsų instrukcijoje Tone Gen arba Tone Generator. Kitaip tariant, tai garso dažnio generatorius. Ir dabar užberiame manų kruopas ant baliono ir bandome pageneruoti skirtingus garsus. Taip. Dabar paimsiu šiek tiek kamerą, pakreipsiu į mūsų manų kruopas ir bandysime pasižiūrėti, kas vyksta.
Taigi, štai toks garso bangų eksperimentas, kurį šiandien norėjau jums parodyti. Jūsų instrukcijoje parašyta, kad galite panaudoti ir dar kelias papildomas priemonės, jeigu turite namie. Padarote viską taip pat, kaip ką tik papasakojau, įdedat belaidę kolonėlę į dėžutę, uždengiat balionu ir jeigu turite CD, DVD diskus, nukerpate, tiesiog žirklėmis galite nukirpti štai tokį nedidelį gabaliuką, priklijuojate jį super klijais prie baliono ir turite turėti dar lazerį. Aš turiu štai tokį lazerį. Vyksta lygiai tas pats, Tom Jane programėlę programuojate, generuojate garso dažnius